Labas, aš Dangė ir čia laida Dangiškas greitis. Šitoje laidoje išbandysime dviratis, triratis, keturatis ir gal net visai beratis transporto priemonės ir įvairius įrenginius. Važiuosime keliu, skrisime dangumi, leisimės žemyn. Tad jeigu žinai, ką man būtinai reikėtų išbandyti, rašyk komentaruose, o mes lekiame į epizodą. Tai šiandien išbandysime pirmos klasės BMW automobilį, 1.8 dyzelis, 2011 metų ir jis yra mano o Jėzus pamiršau. Mes esame prie oro uosto, aerodromo, ane? Taip, čia yra nuostabi vieta. Čia kyla lėktuvai. 1913 metais šalia Miuncheno Karlas Rappas ir Gustavas Oto įkūrė dvi aviacinės bendrovės. Prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas tapo puikiu pajamų šaltiniu, nes reikėjo daug lėktuvų motorų. Karlas ir Gustavas, suprasdami, kad kartu nuveiks daugiau, 1917 metais susijungė ir taip gimsta Bavarijos variklių gamykla BMW. Pasibaigus karui BMW vos nebankrutavo, nes pagal Versalio susitarimą vokiečiai negalėjo gaminti lėktuvų motorų. Visgi įkūrėjai rado išeitį. BMW pradėjo gaminti iš pradžių motociklų variklius, o vėliau ir pačius motociklus. Automobilio gamyba prasidėjo 1929 metais. Dixie – pirmasis BMW automobilis. Europa vis dar bandant atsigauti po karo, mažalitriai automobiliai sparčiai išpopuliarėjo. Tai va tokia graži simboliška vieta. Man labai patinka lėktuvai, labai patinka visi dalykai, kas vyksta danguje ir labai patinka, kad BMW automobiliai turi ryšį su tuo. O dabar važiuokime. Šitas automobilis yra labai greitas, man patinka, kad jisai greitai startuoja iš vietos, greitai startuoja prie šviesoforo ar tiesiog sankryžoje, greitai pasiekia reikiamą miesto greitį. Kiek čia? Oi, aš biškit per greit važiuoju. Aš esu, kadangi žemesnio ūgio žmogus, aš sėdžiu gana žemai, aš dažniausiai be vairuodama nematau priekio mašinos. Šito automobilio sėdynė yra aukščiausiai pakelta, kiek tik yra įmanoma ir saulė man visą laiką taip staigiai kepina į akis, man net šitas, pavyzdžiui, dalykas nepadeda. Žemiems žmonėms yra tokių iššūkių vairuojant, ypatingai kažkokias didesnės mašinas, bet manau, mes išbandysim ir tokias. Kokį traktorių būtų įdomu pabandyti, arba kokį kombainą, arba kokį troleibusą. BMW automobilis dažniausiai parkuojasi per 2 vietas, šį parkuotųsi per 3, bet jis per mažas. Bet jeigu būtų didesnis, tai ir per 3 pasiparkuotų. Kaip laikyti reikia rankas prie vairo? Man instruktorius liepdavo laikyti taip ir man šitoks laikymas yra pats nepatogiausias laikymas. Aš nežinau, kaip taip, kaip žmonės taip vairuoja. Noris tą ranką tai biškį užmesti. Tai biškutį. Prieš 20 metų prasidėjusi pirmos serijos modelio istorija tęsiasi ir iki šiandien. Ir tai vienintelis kompaktinės klasės premium segmento automobilis varomas galiniais ratais. Tai unikali savybė, leidžianti suderinti kompaktišką automobilio praktiškumą ir sportišką vairavimą. Va, ką ir sakiau, saulė šviečia man visada į veidą, kai važiuoju, bet aš jau susidraugavau su saulė ir mes vieną kitą suprantame, jinai mane šviečia ir aš nebepykstu. Dabar sėdžiu tokiam BEM traukos objekte. Beje, liaudyje šį automobilį dar vadina sportbačiu, o mano sportbatis tai baltas. Bagažinė tikrai telpa 1,50 m ūgio žmogus. Arba gali tilpti ir didesnis žmogus, bet tada jau tik gabalais. Žinot, kaip automobiliuose reikia vežiotis didelės atsarginės padangas, bet čia, ateikit parodysiu, yra klijai, kompresorius, kuris tą sukirusią padangą sutvarko. Galbūt ir laikinai, galbūt tik tai nuvažiuoti iki serviso, bet man labai patinka, kad jisai daug vietos neužima. Čia yra tokia slapta durelė, viskas, ko reikia avarijos atveju. Čia yra kablys, trikampis ir vaistinėlė. Ir jinai gražiai labai pasislepia sienelėje. Ne taip ir gražiai, žinai. Vežuosi papildomai dar ir, žinoma, gesintuvą ir dar vieną vaistinėlę. Nes safety first. Jis net nežino, kas dabar laukia jo. nubaudžiau.
Šitas automobiliukas turi tik tais 2 duris, jos yra šiek tiek prailgintos. Šituose modeliuose būna 4 durys, man asmeniškai yra daug gražiau, kai yra tik 2. Tai šiandien tiek, mes su sportbačiu važiuosim dar šiek tiek pasivažinėti, o jeigu jums patiko, tai paspauskit like, parašykit komentarą, ką norėtumėt, ką dar išbandyčiau, o mes susitiksim kitam epizode.